Pirmas mūsų receptas yra limfai palaikyti. Jeigu jūs ryte atsibundate su patinusiu veidu, jeigu dienos pabaigoje turite čiurnų kojinių žymės, tai jūsų limfų sistemai reikia pagalbos. Ir petražolė, tai yra mūsų pagrindinė herojė, tai yra limfos drenažas, tai yra inkstų palaikymas, lengvas diuretikas. Turi daug ir visokių vitaminų savyje, jei pagalba ateina kivis, jeigu turi problemų su vidurių užkietėjimu, galim naudoti su odelė, tikrai reikia išplauti, bet šiaip be odelės, irgi savyje turi fermentų, kurie palaiko mūsų žarnyną ir peristaltiką, ir agurkas. Agurkas tai yra vanduo, turi irgi kažkiek kalio, veikia irgi diuretiškai. Ir žinoma, dėl skonio. Mes visgi norim, kad būtų skanu šitas mūsų paprastas, bet nepaprastai efektyvus kokteilis. Bananas. Ne tik dėl skonio, aišku, jis priduos biškį saldumą, bet jis turi savyje daug pektino, tai yra skaidulas, ir taip pat turi kalio. Tai sumaišius tiesiog su vandeniu, arba galite naudoti kaip bazę kokosų vandenį, tai tiesiog be saldiklių gaunate nuostabų limfą palaikantį kokteilį ir galite jį naudoti ryte arba vakare, bet svarbiausia reguliariai. Labai skanu. Galima tokį pagaminti kambario temperatūros, bet galima dar dėti ledukų ir tada bus toks vasariškas gaivinantis.